mes su kitais žmonėmis elgiamės taip, kaip jie patys elgiasi su savimi ir kaip jie su savimi elgtis leidžia. Dar kartą priminsiu, kad tai mes darome absoliučiai nesąmoningai. Ir tuo aš jums tai įrodysiu. Pasižiūrėkite, dabar įsivaizduokite. Yra, pavyzdžiui, žmogus. 1, 2, 3. O čia esate jūs. Vat paimkite dabar, pavyzdžiui, darbe, ne? Jūs darbe esate. Ir su vienu žmogumi jūs sau leidžiate nusikeikti, ne? Nusikeikti, ten kažkaip negražiai kalbėti. Su kitu žmogumi jūs esate angelų angelas. Angelų angelas, jūs elgiatės labai gražiai, pagarbiai, jūs nevartojate jokių keiksmažodžių, jūs labai gražiai kalbate. Su trečiu jūs dar kažkokiu būdu elgiatės. Ir čia yra 3 skirtingi būdai, kaip jūs elgiatės su žmonėmis. Tai dabar pagalvokite, jūs tai žmogus, tai likote tas pats, bet kažkodėl jūs su tais 3 žmonėmis elgiatės absoliučiai skirtingai. Tai reiškia, kad čia ne jūs žmogus ten blogas, geras, keikūnas, angelas ar dar kažkoks. Tai reiškia, kad jūs su kitais elgiatės taip, kaip jie leidžia elgtis su savimi. Jūs tai nuskaitote absoliučiai nesąmoningai. Jūs nesąmoningai žinote, kaip ir su kuo jums galima elgtis. Ir lygiai taip pat yra su mumis kiekvienu. Su mumis žmonės elgiasi ne taip, kaip nusprendžia jie, o taip, kaip nusprendžiame mes. Kaip visų pirma, mes patys elgiamės su savimi.